Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Kuomet Rodžeriui Lauzie buvo 4 metai, su mama plaukiojant Salem paplūdimyje, Massachusetts'e, jį pradėjo traukti stipri povandeninė srovė. Į pagalbą atskubėjo nepažįstama moteris, kuri čiupo berniuką iš vandens, išnešė į paplūdimį ir atgaivino. Po visko moteris kukliai pasišalino, nes nenorėjo, jog šis įvykis būtų patikimas kaip didvyriškumo pavyzdys. Praėjo 9 metai. Rodžeris ūgtelėjo ir išmoko neblogai plaukti. Tąkart 13-metis Rodžeris plaukiojo seklumoje išgirdo moters pagalbos šauksmą, jog skęsta jos vyras. Vyras iškrito iš valties ir blaškėsi vandenyje. Rodžeris čiupo savo gelbėjimosi ratą ir nuplaukė prie skęstančio vyro. Čiupo jam už rankos ir laikė jį virš vandens, kol prie jų priplaukusi kita valtis saugiai nugabeno nelaimėlį į krantą. Ir tuomet Rodžeris sužinojo, jog vyro, kurį jis išgelbėjo žmona, yra ta pati moteris, kuri prieš 9 metus tame pačiame paplūdimyje jam išgelbėjo gyvybę. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtini faktai laidas galite rasti internetinėje televizijoje Betabu TV. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook puslapyje.